galėčiau išskirti, kad yra taip 50 ir 50. Manau, kad ir pati atlikimo technika kartais būna klaidinga, ypač jeigu pacientai eina patys savarankiškai sportuoti, galvoja, kad jie gali tą padaryti. Antra vertus, svoris, kurie jau naudoja, jis yra truputėlį, kartais neadekvatus. O sakykit dabar, kada galim sakyti, kad skausmas jau yra rimtas signalas? Jeigu sportuoja pacientai nuoširdžiai, dažniausiai porą dienų yra normalu, kad raumuo skauda, nes įvyksta tie mikroplyšimai, jie padeda raumeniui augti. Bet išskiriama tokia, sakykime, saugi riba, 5, kai kurioje literatūroje 7 dienos, vadinamajam atsistatymui, bet jeigu jau skausmas užsitęsia ilgėliau, jau reikėtų sunerimti, kad galbūt yra rimtesnis ar uždegimas, ar plyšimas raumens. Taip pat, aišku, reikėtų iš karto jau kreiptis, jeigu iš tikrųjų įvyko kažkokia trauma, kažkoks momentas, patinimas atsirado, galbūt net kraujosurva, sakykime, tai jau tikrai nereikėtų laukti, ko gero tai nėra geras ženklas, reikėtų kreiptis greičiau negu po savaitės.